tai sveikinamės iš žiemiškos, vis dar kalėdiškos Palangos. Esame viešbutyje Žilvinas, kuriame yra įsikūręs mano mėgstamiausias restoranas, turbūt pajūryje, Gras, su labai profesionaliu aptarnavimu. Turiu netgi savo mėgstamiausią padavėją, su kuriuo ką tik kalbėjau. Taip pat yra nuostabus virtuvės šefai, tikrai labai skanus maistas ir labai jauki aplinka. Pradėsime mūsų apžvalgą nuo lauko. Aišku, dabar čia yra šalta, turbūt matosi net tas garas iš mano burnos einantis, bet vasarą čia yra daug staliukų, daug gėlių ir žinoma šiluma. Mes turime tokį namelytį, stiklinį, kuriame telpa apie 30 asmenų ir čia galima daryti nedidelės tokias jaukes, be savo muzikantų šventes, tiesiog kada norite pavakarieniauti, papietauti, kažkokias krikštynas netgi padaryti, tai šita erdvė yra tikrai labai populiari. Erdvės kaina šiuo metu yra apie 500 eurų ir čia reikėtų išleisti minimum 2000 eurų, jeigu norite užsisakyti čia erdvę, bet aš manau, kad tos pinigus labai yra lengva išleisti, kada turite 30 asmenų. Taigi jaukios vidaus šviesos ir šiluma mus kviečia į vidų pasišildyti ir apžiūrėsime pagrindinę restorano Gras patalpą, kurioje galima daryti mažas vakarienes arba užsisakant visą viešbutį galima švęsti šitoj erdvėje ganėtinai didelės vestuvės. Užeikime. Taigi, kaip ir minėjau prieš tai, esame pagrindinėje restorano erdvėje, kur galite tiesiog atvykti bet kurią dieną, čia papietauti, pavakarieniauti, savaitgaliais vyksta ir muzikinės programos, kiek žinau. Meniu restorane sudarinėja pragaro virtuvės šou šefai, tai čia tikrai labai daug pasako, kad šefai šiame restorane yra tikrai labai stiprus. Meniu galima sudaryti pagal jūsų poreikį, minimaliausia kaina meniu asmeniui yra apie 60 eurų. Taigi pasižvalgykime po šią nuostabią erdvę. Taigi esame viešbučio foje su maloniomis, besišypsančiomis administratorėmis. Už manęs matote yra spa centras, kuriame galima pasidaryti įvairias procedūras. Tai tikrai rekomenduočiau iš vakaro jauniesiams atvykti čia apsistoti, pasimaloninti procedūromis, pavalgyti romantiškai restorane ir laukti savo didžiosios dienos. Na, o dabar eikime į viršų apžiūrėti kitų variantų jūsų vestuvėms. Štai esame antro aukšto foje. Šią patalpą taip pat galite naudotis, jeigu užsisakote visą antrąjį aukštą. Štai čia turime didžiąją salę, kurioje telpa apie 60 svečių. Turime terasą, kurioje irgi gali svečiai išeiti, pasišnekučiuoti ar ne, kaip sakant, kavos išsinešus į lauką. Taip pat turime dar 2 atskiras salytes, na ir einame mes jų apžiūrėti. Taigi esame pačioje mažiausioje patalpėlėje, mažytėje konferencijų salėje, kuri yra skirta privačioms vakarienėms iki 15 asmenų arba mažytėms konferencijoms. Tai tiesiog jeigu norisi privačios, jaukios aplinkos su savo svečiais, tai siūlau pasirinkti šią salę. Yra atskiri sanmazgai, yra 2 tokie atskiri poilsio kambariukai. Taigi, apžiūrėkime šią salytę. Šios salytės panoraminiai langai šiai vietai suteikia ne tik erdvės, bet ir prabangos bei estetikos pojūtį, kadangi pro juos atsiveria žaliuojančių pušų bei lauko terasos vaizdas. Be to, ši erdvė puikiai tinka ne tik šventėms, bet ir verslo susitikimams arba mokymams. Talpina iki 16 asmenų ir salė ši, kuo išskirtinė dar yra, kad joje reiktų švęsti šventes be vaikų.
Turi atskirą įėjimą į terasą bei privatų įėjimą iš lauko, jeigu tam yra poreikis. Šios salytės nuomos kaina yra 300 eurų ir taikoma minimaliai išleidžiama kaina maistui, tai yra 60 eurų asmeniui. Iki 23 valandos. Po 23 valandos skaičiuojama 120 eurų valandinis mokestis. Garsas šioje salėje yra neribojamas. Didžioji konferencijų salė – 100 m2 patalpa, kurią esant poreikių galima pritaikyti gražiausiai vestuvių šventei. Ši erdvė talpina iki 60 svečių. Joje, kaip ir Deluxe didžiojoje salėje, garsas yra neribojamas, tad galimi įvairūs šventės formatai. Iki 60 svečių, jeigu reikia vietos šokiams. Iki 80 svečių, jeigu šokiai vyksta kitoje erdvėje. Nuomos kaina yra 500 eurų iki 23 valandos. Po to yra skaičiuojamas vėlgi valandinis mokestis 120 eurų. Minimali suma maistui asmeniui yra 60 eurų. O dabar esame didžioje Deluxe salėje, kuri yra mano mėgstamiausia salė ir čia esu turėjusi ne vieną šventę. Ši salė talpina iki 60 žmonių. Aišku, jeigu norite turėti daugiau svečių, turbūt reiks švęsti stovimoje pozicijoje. Dėl maitinimo visi dalykai niekas nesiskiria, mažiausia kaina žmogui yra 60 eurų. Šita salė yra tikrai tokia padalinta iš kelių erdvių, labai graži, tikrai įspūdinga ir estetiška. Štai čia yra išėjimas į lauko terasą, kurioje taip pat svečiai gali pailsėti, įkvėpti gaivaus oro, pasižiūrėti į gražius pušyno vaizdus. Taip pat ši salė turi savo barą. Bare barmenai gamina kokteilius pagal jūsų pageidavimus, gamina kavą ir kitus gėrimus, kokių jūs norėsit savo šventei. Taigi, dabar ko jums tereikia? Atvykti į Žilvino viešbutį, išsirinkti Gras restorano erdvę, kurioje norite švęsti savo vestuves, pasidaryti degustaciją, susidaryti meniu pagal savo poreikį, gėrimų meniu ir tiesiog atvykti švęsti savo šventę. Taip pat Žilvino viešbutis jums gali pasiūlyti labai draugiškas apgyvendinimo paslaugas. Ir tikrai šita vieta yra mano pačios nuoširdi rekomendacija švęsti vestuvėms. Taigi, Palanga, jūra, švęskit!